Tai labą dieną, su jumis ir vėl aš, Finas, ir mano ta pati sesė Eurėja. Labą. Ir čia mes sveikiamės VMI tinklalaidį Pietų pertrauką. Tai kas dabar skanauja, galite atsėsti, kaip matot, pas mus irgi stalas paruoštas. Oi, taip. Paskanaukite, atsėskit, paklausykit mūsų. O čia mes turime ne bet kokią, o būtent Lietuvos banko atstovę. Tai yra Viktorija Dičpinigaitinė. Tai gal mes iš karto ir paklausim tavęs, gal galėtum prisistatyti, ką tam Lietuvos banke darai? Tai sveiki, Lietuvos banke aš dirbu su finansinio raštingumo tema. Stengiuosi, kad žmonės geriau gyventų, labai paprasta. Ir vadovauju tam finansinio raštingumo centrui. Tai čia tau, Eurėja, labai būtų. Labai pats tas. Gerai, kad čia esu šiandien, klausyk, man jau patinka. Tai kaip matai, prieš tai įvedžiau, kad čia pas mus irgi toks gardus stalas. Man įdomu iš mokyklos laikų. Ar tau yra, kad kažkuris šitas patiekalas buvo, nežinau, ar galima vadinti patiekalu, bet matyt, kad galim. Tai aišku. Aišku, nu jo, kaip ypač tas šokoladinis bandelė. Ar neša nostalgiją kažkas iš šitų patiekalų, ar nelabai? Šokoladiniam bandelėm tai turiu silpnybę ir dabar, bet tų picučių, ar kaip čia jas pavadinti, tai nesu didelė gerbėja. Šiaip mokykloje aš nepirkdavau dienos pietų, nes mane labai lepina močiutė. Aš po mokyklos eidavau pas ją ir manęs laukdavo ten kelių patiekalų pietus. Tai buvau palepinta mergaitė, taip. Oho, tai čia kaip būna tos dėžutės maisto, nesuskirstyta viskas, kas ne, tai pusryčius. Ten jau pilni patiekalai. Na, mokyklai tai obolys, koks nors riešutai, o jau pas močiutę ateini, tai tau ten sėdi prie televizoriaus, išsitęsi rankšluos ten to lakinio stalo ir tau atneša sriubą, vėliau atneša ten pirmą patiekalą, antrą patiekalą, trečią patiekalą ir tada jau ledukai ten. Taip, turbūt visada mokykla ir laukdai, kad greičiau baigtus pamokos ir eit pas močiutę. Taip, tai kino teatro salė. Tai aišku, grįžtant šiaip apie mokyklos laikus, kaip tu ją prisimeni, kokie yra tavo įsimintiniausi prisiminimai mokyklos? Man iš tikrųjų pati maloniausia akimirka, kurią aš atsimenu, tai būtų turbūt 11 klasė, nes tu jau esi kaip ir vyresnis, jau daug mažiau tų tokių mokyklinių intrigų ir tu tampi jau tas, kuris ruošia 12-okam šimtadienį. Ir aš buvau iš tų aktyvų mokinių. Ir aš atsimenu, kad aš ištisai eidavau, atsiprašinėdavau už pamokų, nes žinai, reikia kažką repetuoti, kažkur lėkti, kažką koncertuoti, aš ansamblį dainavau. Tai man nuostabiausia klasė buvo 11, nes mokytis beveik nereikėjo, o visas laikas buvo skirtas organizavimam, veiklom ir labai šilti ir geri prisiminimai. Jo, nes vis tiek 12 tai jau egzaminam ruošies, 10 irgi dar tie visi egzaminai, bent dabar tie tarpiniai ir toks gaunas tas 11 yra tas toks tobulas tarpelis, o dėl to tikrai pritariu. Bet sakai, Viktorija, tau nieko mokytis nereikėjo, bet tu taip puikiai į finansus iššokai, nes, pavyzdžiui, Eurėja irgi 11-12 nieko nesimokė ir nieko ir nepavyko. Manęs išduoti taip nereikia, ta prasme nieko nepavyko. Na, gal drąsu sakyt, kad nesimoko, aš labai daug mokiausi, labai daug mokiausi ir man labai patiko mokytis. Ir čia padėkoti reikėtų turbūt tėvam, kurie man mokymasi pavertė žaidimu. Aš visada žaisdavau, man mokymasis tai buvo geras laikas su tėvais. O kaip tu viską suspėjai, jeigu sakei ir būreliuose, ir ansambliuose, kaip tu viską suspėjai? Aš irgi noriu tiek daug suspėti. Visi turim tos pačias 24 valandas. Reikia tik tai noro ir gero planavimo. Girdėjot? Tai čia, žinokit, tinklalaidės klausytojai, nepamirškit, kaip pasakė Viktorija, skatinkit savo vaikus, savo tėvus žaisti ir tada gerai eisis mokyti. Bet šiais laikais mokiniai jie daug daugiau daro, negu aš savo laiku. Tai man atrodo, kad čia man dar iš jų reiktų pasimokyti. Ok. Tai jau dabar, kadangi mes jau taip nostalgiškai apie mokyklą pakalbėjom, laikas šokti į suaugusiųjų temas. Tai dabar pakalbėsim apie sukčius internete. Tai man atrodo visiems teko susidurti vienaip ar kitaip. Eurėja, aš vis bandau padėti, bet labai sudėtinga. Tai ačiū, Viktorija, kad pagaliau ją praturtinsi. Tai klausimas, tai kas yra tie sukčiai internetiniai ir kaip čia, ar mes juos irgi įsivaizduojam kaip tamsiais gobtuvais apsirengusius, kaip vizualiai jie turėtų atrodyti? Labai linksmas klausimas. Iš tikrųjų taip, mes kažkodėl linkę tos visus piktadarius turbūt iš filmų ir multiplikacinių filmukų matyti juos kaip kažkokius su ragais, ten su tais gobtuvais. Bet aš turbūt, jeigu reiktų vizualizuoti sukčių, tai matyčiau tokį labai protingą vyruką, sėdinti apsuptą technologijų. Nes iš tikrųjų, kiek yra įvairiausių būdų sukčiauti, ir kaip institucijos įvairios, ar ne, įstaigos, kurios kovoja su sukčiais, jos vejasi, stengiasi būti priešaky, bet sukčiai nelaukia, jie irgi technologijose puikiai gaudosi ir vyksta didžiulės lenktynės. Tai kas nugalės?
Tai reiškia, IT žmonių reikia labai bijoti kai kurių. Jo, tai čia man tai labai primena Money Heistą ten, nežinau, ar jūs matėt su to profesoriu, kuris sakinys pastovi. Jo, bet labai kažkaip asociacija. Taip. Šiaip yra klausimas, kuris yra man labai asmeniškai aktualus ir turbūt visiems labai aktualus. Tau labai aktualus. Visiems. Tęsim. Kaip atpažinti pirmus požymius, kada tave bando internete apgauti ir kaip žinoti, kad tai yra sukčius? Labai reikia. Reikėtų turbūt, truputėlį teorijos. Tai sukčiavimas iš esmės turbūt turėtų būti skaidamas į tokias 4 grubiai dalis. Tai vienas yra duomenų viliojimas, galbūt girdėti žodžiai smishingas, fishingas, vishingas. Sugrįšim. Antra dalis yra romantinis sukčiavimas. Tai čia įdomiausias istorijos, čia pakalbėsim. Jūs tai klausyk, tau šito reikia. Tada čia gal aktualiau būtų Finui, kuris yra turbūt mėgstantis investuoti, nebandė investuoti. Jo, tai čia pakalbėsim apie investicinę. Ir paskutinis yra pinigų mulai, aktualus labai visiems, ypatingai tiems, kurie ieško greito būdo užsidirbti pinigų. Na ir žinoma, yra visi kiti, apie kuriuos galim ten pakalbėti, jeigu mums liks laiko pietų pertraukos metu. Jo. Tai pirmasis dalykas, kaip sakiau, duomenų viliojimas. Tai kaip bandoma iš jūsų išvilioti duomenis. Ir tarp kitko, vienas iš tokių deklaravimo metu, pavyzdžiui, pavasarį, kas vyksta, tai iš VMI sukčiai pasinaudoja VMI vardu, valstybinės mokesčių inspekcijos ir siuntinėja žmonėms laiškus, kad net naujinat kažkokių duomenų, galbūt negalite susigrąžinti mokesčių ar dar kažkokie tai kiti gąsdinantis būdai. Ir kas baisu yra, kad sukčiai tobulėja. Ir paskutinį laišką sukčių, kurį mačiau, jisai buvo puikia lietuvių kalba, parašytas be gramatinių klaidų, o visos nuorodos taipogi buvo visiškai teisingos, bet jos buvo uždėti tie vadinamieji linkai ant tų žodžių, vedantis į sukčių svetainės. Tai reikėtų pirmiausia būti budriems ir saugoti asmens duomenis. Jokių PIN kodų, joks bankas niekada neprašys, tai šito irgi nereikėtų atiduoti. Labai gerai, Viktorija, kad taip ir pažiūrė Aurėją, nes jai reikia to pritarimo tokio. Man iš karto kas labai užkliuvo tos nuorodos, nes yra labai buvę ir man daug atvejų, kada, pavyzdžiui, ta pati ir draugė atsiunčia kokią nuorodą ir sako, kad gauna labai gerą pasiūlymą. Arba aš irgi matau, pavyzdžiui, laimėjau mašiną. Ir kaip žinot, kaip atpažinti, ar tas linkas yra iš tikrųjų saugus ar ne, ar yra kokių būdų, kaip apsisaugoti nuo to. Nes jeigu čia iš tikrųjų aš mašiną laimėjau, kas jeigu aš ją prarasiu? Aha, jeigu laimėjai mašiną ar dalyvavai loterijai? Geras, ne. Turbūt yra bendra taisyklė visiems. Jeigu kažkas atrodo per gerai, tikriausiai taip ir yra. Tai nereikėtų būti naiviam ir turbūt kritiškai vertinti viską. Ir čia jau kritinis mąstymas yra toks, kuris ateina iš praktikos. Tai grįžtant truputėlį prie to fishingo, vishingo ir smishingo. Tai vishingas tai, kai skambina telefonu ir jūs bando įtikinti kažkokiais dalykais, kad padiktuoti PIN kodą arba kažkokius tai savo asmens duomenis padiktuoti arba pasakyti. Smishingas tai, kai gauname SMS žinutės. Ir ten ateina visokios nuorodos, tai jeigu dar seniau sukčiai siųsdavo kažkokių raidžių, ten skaičių kratinį, kur atrodo, akivaizdu, kad sukčius, bet dabar jie, kaip jau minėjau, paslėpia po puikiais svetainių pavadinimais, kur tu nelabai kitą kartą ir galėt pažinti, kad tai sukčiaus laiškas. Tai nieko nereikia iš vis spausti. Iš esmės nieko nereikia spausti, o prisijungti prie oficialių svetainių. Pavyzdžiui, gavot iš pašto, kad kažkas negerai, tai paskambinkite paštą, pasiaiškinkit. Gavot iš banko žinutę, kad reikia atnaujinti ar ne programėlę, nueikite oficialią banko svetainę. Turbūt iš karto nušvies raudonai įspėjimas, kad sukčiai atakuoja, būkite dėmesingi. Ar ne? Tai nebijokim skambinti, nebijokim klausti ir rašyti ir niekur nereikia skubėti. Na ir minėjau vishingas telefonus, smishingas SMS žinutė ir fishingas, tai čia elektroniniu laišku, kai gaunam. Tai tie kanalai labai įvairūs yra, o sukčiai gali apsimesti bet kuo. Bet kuo. Ar tau pačiai asmeniškai kažkokių keistų internetinių apgaulių teko susidurti, gal gali pasidalinti savo pavyzdžių? Arba kuris gal buvo, kadangi tu vis tiek žinai apie sukčiavimo tuos būdus, ar buvo bent vienas sukčiavimo būdas, kuris beveik tave buvo įtraukęs į tą? Tiesą pasakius, man pačiai, kad taip įsitraukti labai stipriai nebuvo, bet buvo mano draugė nutikę. Tai apie tą duomenų viliojimą, jeigu dar kalbant, tai mano draugė yra karininkė ir sako, aš per Vintedą pardavinėjau savo suknelę. Ir tenais viena klientė moteris su manim susisiekė ir pradėjo klausinėti įvairiausių detalių apie tą suknelę. Kaip jie atrodo skirtingose šviesose, paprašė nuotraukų, išmatuoti ten rankovės ilgį, tada į suknelės ilgį nuo pažasties žemyn. Ir sako, aš tiek vakare privargau, mane tiek prisitino ta moteris, bet sako, aš noriu parduoti, pakankamai didelę kainą buvo jos.
Ir sako, kitą rytą, aš sako, labai skubėjau darbą. Žiūriu, kad jau autobusą vėluoju, batus rišuosi, žinot, tuos kerzus užsirišti, nėra reikalų. Ir sako, ir kraunusi daiktus, ir niekur nespėju, ir sako, dar gaunu žinutę, kad mano sumokėjimo kortelė kažkas negerai ir reikia atnaujinti duomenis. Ir sako, aš per tą skubėjimą greitai mokėjimo kortelės numerį suvedžiau, CVV koduko paprašė tų 3 skaičių ir tą suvedžiau ir sustingau. Ir sako, supratau, ką padariau, nes aš žinau, kad negalima vesti ir gauti pinigus nereikia tų 3 skaičių kodą vesti. Bet per skubėjimą ištinka tokie dalykai, jinai prarado kelius šimtus eurų, kurie buvo toj korteliai. Jinai greitai skambino į policiją, bet kaip žinot, šiais laikais yra labai dažnai naudojami momentiniai mokėjimai, kur momentaliai pinigai iškeliauja ir dažnai nebeįmanoma jų sugrąžinti. Tai būkite dėmesingi, nespaudykit ir niekur neskubėkit nieko daryti. Kantrybė darybė. Tai vat kaip tik užbėga įvykiams už akių, nes mūsų buvo toks sekantis klausimas. Jeigu prarandi pinigus, vat, jeigu internetiniai sukčiai tave apgauna, ar yra dar tikimybė kažkaip susigrąžinti, ar jau viskas? Vat, jeigu momentinį suprantu, kad nebėra vilties, o kitais atvejais yra būdų dar kažkaip atgauti. Šiaip, jeigu jau pakliuvote sukčius, tai kuo skubiau skambinkite tą mokėjimo įstaigą. Tikrai yra atvejų, kai įmanoma tuos pinigus sustabdyti, kuo galim pasidžiaugti, kad labai daug įstaigų, mokėjimo įstaigų, bankų jau gali ir net sustabdo. Ir čia dažnai sustabdo ir tuos teisingus mokėjimus žmonėm, jeigu paskirti kažką nurodo keistesnio. Tai tiesą pasakius, labai džiaugiamės šito progresu, bet tikrai žmonės vis dar veda tos pinigus ir čia turbūt artimiau būtų romantiniam sukčiavimui tas noras pervedinėti pinigus. Čia irgi pasidalinsiu pavyzdžių. Aš manau, reiktų šito paklausyti. Jo. Pašte nutiko toks įvykis mano bičiuliui. Jis siuntinių siuntė ir prie kitos kasos stovėjo moteris ir intensyviai ir atkakliai bandė įtikinti kasininkę pervesti vokelėje 1500 eurų. Ir tiesiog vokelį atnešus grynus pinigus. Ir ta moteris jos pradėjo klausinėti ir kokiu tikslu jūs siunčia tos pinigus. Tai jis siunčia į Italiją, per socialinius tinklus susipažinusi su vyriškiu, bet jis neturi lėšų atvykti pas ją į Lietuvą ir jinai nori nusiųsti jam tos pinigus, kad jis atvyktų ją aplankyti. Ir sako, pašte žmonės aplinkui visi pradėjo jau sakyti, tai moteriai, žinokit, čia tikrai gali būti, kad yra sukčius ir jo labiau grynus pinigus vokelėje per paštą. Ir ta moteris galiausiai taip supyko ant tų visų žmonių, kurie bandė ją įtikinti, kad čia yra. Sako, jūs man pavydite, aš vis tiek rasiu būdų, kaip tos pinigus pervesti. Ir trenkdama durimis išėjo. Ir žinot, aš kartais galvoju toks nonsensas, kad iš vienos pusės tie žmonės, juos apgauti atrodo taip lengva, iš kitos pusės jie tikrai randa tų būdų, kaip tos pinigus pervesti. Tai vis tiek gudrus. O dar apie mano, pavyzdžiui, irgi vieną atvejį teko, manau, kad mes visi, nežinau, ar tu buvai susidūrus, aš to pasakau, man atrodo. Kai būna, aišku, tie klasikiniai seni, kai tau skambina ir sako, kai ten dar buvo patikrintas būdas tavo mama avarijoje, ten tai labai smagu gauti tokį pasiūlymą, kai tau paskambina ir sako, tavo sūnus pateko į avariją, o man dar buvo 18. Ir tada toksai, supratau, gerai, suprantu, kur reikia baigti jau pokalbį. Bet yra įdomu, kai tu pagauni save, kad tokiam atodariškume, man atrodo, kad pagauni, kad ne, čia yra negerai. Red flagas. Šiaip iš tikrųjų dar vienas iš apsisaugojimo būdų labai dažnai būna socialiniuose medijose irgi visaip sukčiaujama ir apgaunama. Tam yra naudojamas passwordas. Šiais laikais passwordą žmonės labai ilgai galvoja ir labai ilgai kuria, bet klausimas, ant kiek jis yra svarbus ir iš tikrųjų, ant kiek yra didelis skirtumas, kokio ilgumo tas passwordas ir ar turit kažkokių patarimų tuo klausimu. Daugumoje programų, sistemų dabar kai kurie slaptažodį dažnai būna jau net indikuojama, kaip jis turėtų atrodyti, kad tai turi būti kuo ilgesnis, ten ne mažiau 8, ten ar kažkiek ženklų, būtinai turi būti bent viena didžioji raidė, bent vienas skaičius ir bent vienas kažkoks tai ženklas. Taip. Tai tikrai reikėtų laikytis tų rekomendacijų, nes kuo sudėtingesnis tas slaptažodis, tuo sunkiau sukčiams yra įsibrauti į jūsų ir tuo sunkiau man prisiminti ir tada prisijungti prie paskyrų. Bet kadangi jūs labai jauni žmonės ir tikrai nebejoju, kad žinote įvairiausių programėlių, tokių kaip slaptažodžių su ties saugikliai, saugotojai, ar ne? Tai tikrai verta pasitirinėti, pasirinkti saugią programėlę ir ją pasinaudoti, taip nereikės atsiminti mintinai gausybę slaptažodžių, kurių beje tikrai nereikia naudoti vienodų. Čia irgi spėjimas, nes mes dažnai kaip savo palengvinam gyvenimą, išmokstam vieną sudėtingą ir tada jį taikom visur. Tai to daryti tikrai nederėtų. Aurėja, dažnai gauni pakvietimų socialiniuose tinkluose
į draugus kažkokių keistų. Labai, iš tikrųjų, vienas iš dalykų, kadangi paminėjau šitą temą, yra buvę tikrai daug situacijų, kur gaunu ypač į Facebooką. Facebookas yra kažkaip pagrindinis puslapis, kur gaunu daug visokių skirtingų pasiūlymų. Ir visada gale yra taip pat nusinčiamas linkas, kad sako, atsiųsiu ten tiek ir tiek pinigų, iš karto, jeigu paspausint linko. Ir aš jau išmokau iš savo klaidų. Ir tas pats yra, kad būna labai daug ar kitose profiliuose, kur tiesiog matau, pradeda followeriai atsirasti, bet visi tiesiog su user pavadinimu, be jokių vardų, be nieko. Ir tiesiog taip non-stop. Ir kartais būna toks kažkoks keisti visokie. Tai reikėtų nepriminėti draugus ir čia labai svarbu irgi tarp jaunimo. Tiesiog nepriminėti tų keistų akauntų į savo draugus, nes iš tikrųjų aš pati asmeniškai gaunu praktiškai kiekvieną savaitę kokią nors vyriškę, būtinai jis bus našlys, nuotrauką su kokiu nors vaiku. Jo. Ir aš vieną kartą taip netyčia ir priėmiau draugus, bet ten buvo kažkokia moteris. Bet aš pažiūrėjau jos profilį, liktai ir nuotraukų yra keletas, ne viena. Bet visos tą pačią dieną dažniausiai būna įkeltas. Šitą nepažiūrėjau, labai geras momentas. Aš labai pastebiu, jeigu aš pamatau, kad kažkas keisto pasiprašo į draugus, visada pasižiūriu. Šiaip ir jums iš tikrųjų labai geras pasiūlymas, pasižiūrėkit postus, datas, kada yra kelta, nes labai daug ką pasako, jeigu yra pilna nuotraukų, bet visos įkeltos tą pačią dieną, čia jau ir taip aišku. Labai geras pastebėjimas. Ir beje, ta moteris, aš ją priėmiau draugus, tai jinai man nesiūlė nieko man asmeniškai, bet jinai ką padarė, jinai po kiekvienu mano postų parašė po pasiūlymą investuoti tiesiog mano visai auditorijai ir su tai savo nuorodom tom. Tai aš turėjau beveik valandą laiko trinti viską. Jie tada išmečiau iš draugų, blokavau, bet tai užtruko ir tai kainuoja laiko. Laikas yra mūsų irgi gyvenimas, kurį praleidau labai niekingai, trindama viską. Tai dar dėl bankų įdomu, mes ten apie Money Heistą buvom užsiminę, dabar atrodo, kad šiaip su banko sistema, visais sąskaitų pavedimais, viskas jau yra pažangu, atrodo, nebėra vietos, kur gali būti kažkoks skemas, apgavystė. Šiaip, jeigu būna, kaip pastebėjau, jeigu kažkas pasinaudoto banko sąskaitą, tai net ir bankas kartais paskambina, tu pats gali greit užblokuoti kortelę. Ar jau tikrai yra viskas taip apsaugota? Ar vis tiek dar yra kažkur, kur turi būti budrus, būtent su sąskaitų pavedimais ir panašiai? Apskritai, kalbant apie banko sąskaitas, tai vis tiek jautrioji grandis ar net ta silpnoji grandis lieka žmogus, mūsų to žmogiškas klaidos. Tai iš tiesų dar kartą pakartosiu, kad bankai, institucijos niekada neprašys jokių PIN kodų, nei jų surašyti ant lapelio perduoti kažkam, nei telefonu padiktuoti. Ir tiesą pasakius, saugoti reikia netgi tokius duomenis kaip vardas, pavardė, telefonas, paštas, nes tada sukčiai gali po kurio laiko pas tave sugrįžti, turint tavo vardą, pavardę, paštą ar ne. Ir jau sakyti, kad laba diena ten Finai, mes jau esame kalbėję, o mūsų gyvenimas dinamiškas, gal ir esam kalbėję, ką žinau. Ir tu tarytumai tau sukuria tokią saugumo jausmą, kad tikrai čia skambina iš kažkokio ten draudimo banko ar dar kažkur. Ir taip įpina dar giliau. Tai čia toks sustabdyti save, nuolatinis budrumas ir saugoti absoliučiai visus duomenis. Aš pas pradinukus beje buvau ir mes garsiai sakėm, kas yra asmens duomenis. Tai buvo vardas, pavardė, namų adresas, niekam gatvėje nesakė namų adreso, ten ir panašus dalykai. Tai turbūt tą domenį reiktų įsidėti kiekvienam. Kadangi Finų yra labiau svarbu dėl banko sukčiavimo, man yra aktualiau dėl pirkinių. Pavyzdžiui, klausimas labai svarbus. Prasideda. Kadangi jau yra svečias, man reikia pasinaudoti galimybę. Jeigu yra parduotuvės, kurios tiekia labai didelį kiekį produktų, bet yra mažiau žinomos parduotuvės, kurios padaro pigesnę, tą patį produktą pigesnę, tiesiog mažesnę kainą. An kiek yra saugu ir an kiek patartumėt pirkti tą pigesnės kainos produktą iš kažkokios mažiau žinomos internetinio puslapio mažiau žinomo, negu iš didesnės parduotuvės? Ar tai visada gali būti sukčiavimas taip pat? Nes iš tikrųjų su pirkiniais labai dažnai man yra buvę net daugiau nei 2 kartus porą, kad mane yra apgavę tuo klausimu. Tai kaip atpažinti, ar tikra parduotuvė, ar netikra? Kaip gražiai suformulavai, Eurija, matos, kas aktualu, žinai, tai iš karto. Tai. Iš tiesų, internetinės parduotuvės labai skirtingos ir ten pagrindinis dalykas tai turbūt yra kritinis mąstymas dėl kainos. Tai ką reikėtų padaryti, tai turbūt palyginti keliose svetainėse visų pirma to produkto kainą ir pasižiūrėti, jeigu yra labai didžiulis nuokrypis ar ne, labai didžiulis skirtumas kažkokios svetainės, tai
tai svetainį skirti daugiau dėmesio, jeigu vis tik mes ją pasirinkam. Antras dalykas, prie svetainės dažnai būna tokia spinelė ženkliukas. Ar atkreipia dėmesį? Ne. Tai ten vedant duomenis arba perkant reikėtų pažiūrėti, tai nebūtinai, jeigu nėra spinelės, tai jau bus sukčius, bet tiesiog reikėtų būti dėmesingesniam. Dar vienas labai įdomus dalykas, tai svetainės gyvavimo laikas. Yra toksai, kur galima pasitikrinti domeno MyDNS, kažkaip taip vadinasi svetainė. Tiesiog domeno sukūrimo laiką pasižiūrėti. Okay. Ir tarkim, jeigu svetainė sukurta prieš 3 mėnesius, tai galbūt tikrai reikėtų atlikti didesnę analizę, ar tai yra kažkoks naujas verslas. Nes, juos irgi reikia remti, ar ne, juos iš jų irgi reikia pirkti, bet tada reikia daugiau pasidomėti. Komentarai. Ar skaitot komentarus prieš įsigydami prekes? Ir esmė, dėl ko aš sakau, esu labai pasigavus, nes būna nainu į interneto puslapį, ten yra pilna visokių komentarų labai gerų. Nainu jų, pavyzdžiui, yra parduotuvė drabužių, nainu Instagramą irgi turi pilną, atrodo, kiti žmonės net kelia, bet tada vis tiek apgauna, nes reiškia kitų žmonių. Nesityčiajam. Žmonių kitų reiškia postus kelia. Tai dėl to ir sakau, kad kartais tiesiog kaip žinoti, kada... Jo, nes aš irgi pastebėjau, kad būna kartais būtent net tie patys. Labai geras pirkinys, 5 ir taip kokių 30 vartai ir tada galvoja, ar čia... Jo, bet paskaitykit kitoj svetainė, kaip ir teisingai labai pastebėjau rėję. Pažiūrėkim socialinius tinklus, nes labai dažnai tiesiog paguglinkim. Nes dažnai būna kur nors paskelbta, man atrodo, yra net Facebook'e kažkokia grupė apie sukčius, ten kelia visi viską, bet ką. Bet jeigu, pavyzdžiui, googlinant, tai tikrai įmanoma rasti. Panaudokit išmanesias technologijas, gal ChatGPT padės surasti tą reikiamą komentarą. Ar ne? Ar naudojat dirbtinį intelektą? Būtina, šiais laikais jau būtina. Čia turiu pripažinti Eurėjos pranašumą, nes Eurėja mane moko dažnai. Taip, šiuo klausimu moku ir labai pravertė, aš manau, tau studijose. Taip? Aš šitą neišduosiu. Taip, tai Viktorija, tu minėjai apie 2 tipus. Bet žinau, kad dar yra kiti 2 tipai. Gal galėtum apie juos truputį aptarti detaliau? Taip, tai kaip minėjome, duomenų viliojimą mes jau aptarėm, kad reikia nieko netiduoti savo duomenų. Pakalbėjome apie romantinį sukčiavimą, kad nepriminėti draugus socialiniuose tinkluose neiškių žmonių. Tada dar vienas tipas yra investicinis sukčiavimas, kur Finai sakyt, tau labai įdomu, ar ne? Jo. Ir tiesą pasakius, šitas būdas, nors apgaunamų žmonių skaičius nėra toks didelis, galim skaičiuoti, kad keli ten šimtai, bet išviliojamų lėšų skaičius vidutiniškai yra keli tūkstančiai nuo vieno žmogaus. Ir tai tikrai pati didžiausia išviliota suma, kurią man teko rasti žiniasklaidai, tai buvo 164,4 tūkstančio eurų. Čia nuo vieno asmens. Tiesiog atsikelt ryte ir pamatyti tokį minusą sąskaitoj. Tik tai ne ryte, bet per visą 7 mėnesių laikotarpį. Čia per visus. Tai po truputį moteris investavo 7 mėnesius kažkokioje netikroje platformoje, jį matė, kad jos ten lėšos auga, jį vis dėjo dar. Aš nežinau detalių, gal jie dar ir skolinosi, nes tokias sumas pinigų tikrai ne kiekvienas mes turim. Ir galiausiai, kai jau jinai matyt paprašė, kad jau jos būtų sugrąžintos tas lėšos, tas visas uždarbis, tiesiog sukčiai pradingo. Ir čia yra labai svarbu patikrinti Lietuvos banko interneto svetainėje skelbiamą, dabar labai sudėtingai nuskambės, bet finansų rinkos dalyvių sąrašą. Tai yra tie, kas veikia finansų rinkai. Kas tie dalyviai? Įmonės, kažkokios ar ne, kurios teikia tą investicinę paslaugą. Tai pasitikrinti tame sąraše, ar iš viso ta įmonė egzistuoja, kur jinai registruota, apie ją giliau pasinagrinėti. Ir jeigu kažkas jums sako, kad žiūrėk, čia yra nuostabi galimybė investuoti, ten tu esi laimės kūdikis, kuriam pasisekė rasti priemonę, kuri yra žiauriai gera ir jinai neturi jokios rizikos, tai tau pardavinėja vienaragį. Nėra tokio dalyko, neegzistuoja. Ir tu vienas tik apie tai žinai ir nieks nežino, tai jo. Ir svarbiausia, kad būtent tau, jeigu tu, pavyzdžiui, Aurėja, rastum aukso gyslą, reitum, pasakotum socialiniuose tinkluose visiškai nepažįstamam žmogui, kad ateik užsidirbk ir tu. Tai aišku, kad ne. Tai kodėl mes manom, kad mums kažkas atneš viską lėkštukės? Taip, kad jūs tai atsargiai. Oi, tu manęs tai nemokėk su tais. Finai atsargiai. Ir paskutinis būdas. Pinigų mulai. Ką nors žinot apie tai, kas tai yra? Pinigų kas tokie? Pinigų mulai. Ne. Gumulai? Ne, šitą negirdėjau. Mulai, sakė. Mulai, ne. Nerkliai, mulai. Mulai, jo, supratau. Taip vadinami žmonės, kurie patenka į sukčių pinklės taip, kad jie tampa bendrininkais ir net gali būti patraukti baudžiamon atsakomybėn. Ir papasakosiu atvejį, kuris ištiko Lietuvoje. Viena moteris, vieniša mama su vaiku, pandemijos metu ieškojo būdų, kaip užsidirbti dar pinigų papildomai. Ir jinai internete rado tarptautinės įmonės darbo skelbimą, kuriame reikėjo atlikti apskaitininko kažkokius tai veiksmus,
pervedinėti pinigus. Ta įmonė teigia, kad jie dėl tam tikrų pandemijos metu kilusių problemų negali pervesti pinigų iš Lietuvos į užsienio sąskaitą ir, žodžiu, reikia tokių paslaugų. Ir ta moteris, ką dar turėjo jinai padaryti, tai surinkti pinigus iš klientų ir tada vienu pulu išvesti juos į užsienio sąskaitą sukčiams. Ir tai tęsiasi kelias savaitės, jinai gaudavo tos pinigus ir išvedinėdavo. Ir staiga, sako, po kelių savaičių jinai pradėjo gauti tokius pavedimus, pavyzdžiui, 1 cento, kuriame parašyta sukčius grąžink pinigus. Arba pavedimas, kuriame parašyta numeris telefono ir paskambinkit, susisiekit. Ir jinai suprato, kad kažkas netaip, kreipėsi į savo banką, pasirodo, jinai buvo tapusi pinigų mulu, tai yra žmogumi, per kurį buvo plaunami pinigai. Žodžiu, sukčiai apgaudinėdavo žmonės ir teikdami, kad pardavinėjo automobilius, pas ją į sąskaitą vesdavo tuos įnašus už automobilius ir tuomet jinai visus tos pinigus išvesdavo sukčiams. Tai kuo visa ta istorija baigėsi, tam, kad jinai nebūtų patraukta baudžiamon atsakomybėn, nes kaip tu rodysi, kad nesupratai, ką darai. Jo. Tai jinai iš savo santaupų tiesiog grąžino visiems tiem žmonėms pinigus. Wow. Tai labai liūdna ir iš tikrųjų Jungtinėje karalystėje yra irgi šita problema tarp studentų, kaip siūloma studentam atsivesti pinigus, jūs tavo sąskaitą atvestų pinigus, o tau reikia tik taip po kelių savaičių juos išgryninti ir nunešti dėdį į vokelį. O, kaip skamba gerai. Ir dalį pinigų pasilikti savo. Tai va, tai čia toks baisus dalykas, apie kurį gal mes mažiau kalbam visuomenį. Apie duomenų viliojimą, budrumą kažkaip daug, o va, šita vieta yra tokia liūdnesnė. Dar blogiau gali viskas baigtis. Gerai, ir mes tavęs, Viktorija, tada paklausim, kaip Lietuvos banko atstovės, tai ar gali kažkokį patarimą mūsų žiūrovam, mūsų tinklaladės klausytojam, pietų pertraukai, kažkokį patarimą, vat, kaip reikia būti budriam ir kaip saugotis nuo tų sukčių. Gal dar kartą tokį, trumpai, aiškiai. Yra 2 pagrindiniai dalykai, dėl ko mes pakliūnam į sukčių pinkles. Tai vienas dalykas yra, kad mes nesam dėmesingi, tai va šitas budrumas. Ir čia turbūt joks patarimas nepadės, tiesiog nuolatinė savistaba ir neskubėjimas. Tai turbūt pagelbėti galėtų tas, kad 9 kartus pamatuok, tik tai 10 spausų tą nuorodą. Tai vienas būtų, o antras dalykas yra godumas. Mes apie investicinį sukčiavimą gal mažiau pakalbėjom, bet iš tiesų tai irgi labai be nedominuojanti pinigų prasme išviliojimų suma, kurią išvilioja sukčiai žmonių. Tai irgi, tas godumas, pasikartosiu tuo pačiu komentaru, kad jeigu kažkas atrodo per gerai, tikriausiai taip ir yra. Tai būkim saugus. Va, man atrodo, puikiai. Čia taip gražiai pasakyta. Tai, Viktorija, nežinau, norėtum pasivaišinti nostalgiškai, ar yra kas visgi tau atspindi šito maisto, ar ne? Ar mes pabaigsim mūsų tinklalaidę be maisto valgymo? Valgyti nevalgysiu, bet aš, žinokit, taip užuodžiu vis tą šokoladinę bandelę. Tai gal ir susigundysiu dar, kol laida pasibaigs. Tai mes užkulisiuose šitą padarysim. Tai ačiū labai klausytojam. Čia buvo sesė Aurėja, Finas ir Viktorija. Ačiū jom ir gero klausimo toliau. Gerai. Iki kitų kartų.